Sveiki visi, šiandien gaminsim labai skaniai, kepsim šonkauliukus. Turiu šonkauliukų, taip pat paprikos rūkytos, maltos, baziliko, raudonėlio, česnako miltelių, pipirų ir druskos. Paimam, viską susipilame į indą. Druską plius minus arba pipirus. Visą receptą, kaip visada, rasit po video. Išmaišom gerai. Na štai, paruošta. Dabar įrmam šonkauliukus. O šonkauliukus reikia imti, pas mane tokie truputį ploni, bet reikia imti per 2-3 pirštus, kad būtų daugiau riebaliuko. Būtinai nuimam šitą skurelę, odelę. Ne odelę, bet čia tiesiog tokia plėvė. Ją reikia nuimti dėl to, kad tada geriau pasisavins prieskonius. Štai, nelabai sunkiai nusiplėšia. Ir dabar supjaustam. Galima štai taip po 2. Dedam atgal. Šonkauliukai paruošti. Dabar imam prieskonius. Gerai ištrinam. Apsukam. Ir dabar labai gerai ištrinam. Ragaut galima druskos. Man atrodo, dar truputį trūksta. Taip, kad vienas šaukštelis kažkur tai sukauptų druskos. Arbatinės. Na štai, dar kartą permaišom gerai. Jeigu liko truputį prieskonių, tai nieko baisaus, bus rytoj bulvėm prieskonių. Nes šonkauliukai bus kepti orkaitėje su bulvėm. Dabar gražiai sudedam. Uždedam. Ir pusė paros iš šaldytuvo. Sveiki visi. Na štai šonkauliukai pastovėjo per naktį šaldytuve. Dabar paruošim bulves. Jeigu liko, imam vakarykštį šitą mišinio, truputį liko. Dadedam česnako. Dadėsiu dar kokį pusę šaukštelio.
Dar truputį druskos. Mišinys kaip ir paruoštas. Bulvės pjaunam per pusę. Reikia padaryti, kad visos būtų maždaug vienodo storio, nes kitaip viena iškeps, kita neiškeps. Tai. Visos vienodos. Pilnam prieskonius. Lašiuką aliejaus. Vos. Ir gerai išmaišom. Tiesiog išmasažuojam gerai. Orkaitę kaitinam iki 200 laipsnių. Bulvės truputį padedam. Imam grotelės. Ir dabar ant grotelių gražiai sudedam mėsą. Šonkauliukus reikia dėti mėsą į viršų. Ir dėsim dabar į patį viršų, kad 5 minutėm, kad kauliukai apskrustų tiesiog. 200 laipsnių pačiam viršui, pačioj viršutiniai lentynai. Tai. Praėjo 5 minutės, su vėjeliu apskrudinau. Dabar čia apačioj padėjau po grotelėm dar vieną dėklą, įklojau folijos ir įpyliau truputį vandens. Nesvarvės visur čia ir gali smirdėti. Sudedam bulvę. Vanduo išgaruos čia, nieko baisaus. Truputį vandens labai nedaug. Ir dabar grotelės perkeliu tiesiog per vidurį. Mėsa su vėjeliu apskrūdo ant didelės temperatūros. Štai pasidengia tokia odelė. Dabar dedu čia per vidurį. Ir uždengiam. Uždengiam foliją. Ir 200 laipsnių temperatūrą kepsim, kol suminkštės apie valandą. Taip. Viskas puikiai kepa, puikus kvapai. Ant bulvių laša riebalai nuo mėsos, tai duos papildomą skonį bulvėm. Po 45 minučių nuėmiau foliją ir įjungiau dar vėjelį, kad apskrustų truputį. Bulvės, šiaip jeigu mėsa truputį storesnė, tai bulvės galima tiesiog ir nepjaustyti, gal storesnės.
nes iškepa gali būti per minkštos, jeigu bus per pjautos. Po valandos šonkauliukai atrodo štai šitaip. Taip, kad kepkit, ragaukit, nes tai labai nuostabus skonis, labai lengva padaryti. Taip, kad sėkmės ir skanaus. Galima netgi šventėm. Tai tikrai labai puiku ir nedaug vargo.